tu atvažiavom jau. Lollipop, lollipop, lollipop. Wow, koks gražus ežeras. Neleidžiama čia stovyklauti. Damn. Uoki čia velnis, subinį patekau. Koks ten? Oh shit. Kažkas subraižiau. Next. Oh. Mano dydžio dabar turėtų būti. Mano kokonas kaip lerva susisuksiu. Tenkintas. Sveiki visi, čia ir vėl aš. Visų pirma, norėčiau visiems padėkavoti. Po pirmo video sugebėjau padvigubinti subscriberių skaičių. Tai nuo 8 padidėjo iki 16. Tikrai labai ačiū. Reiks atšvęsti šiandien. Ir susilaukiau gerų komentarų, taip pat labai ačiū. Nu ir va. Tai va, vienu žodžiu, like, subscribe, nesustokit žiūrėti ir bus tikrai įdomiau, geriau kiekvieną kartą, tikiu, kad bus taip. Laikau taip mikrofoną biškį toliau, kad garsas nebūtų per didelis, nes pastebėjau prie tam video, kad šiek tiek garsas didokas, bet sugalvojau kai ką.
Kadangi garsas buvo dėl to, kad mikrofonas galbūt per arti burnos, tai sugalvojau pakeisti biškį. Dėsiu čia, nes lacas tai vos ne pusę metro. Tai turėtų būti vis tiek geriau kažkiek. Jeigu matot, nežinau, turėtų vis tiek būti geriau, nes biškį toliau nuo burnos bus, gal taip garsiai nesigirdėsi, žinai. Ir jeigu ką aš žinau, gal valtį nusipirksiu, galėsiu irkluoti su ta pačia kepurė. Vienu žodžiu, kas šitam video kitaip? Nusipirkau didesnę kuprinę, nes praeitą kartą labai buvo sunku sugrūsti viską, kai išsiviniau ir atgal sudėti, tai tragiškai buvo sunku sudėti viską. Taip pat buvo daug svorio, daug dalykų net nepanaudojau, tai šiek tiek pakeičiau dabar sudėti. Vat, vietoj palapinės tentas, jisai yra šiek tiek lengvesnis. Iškart pasijautė visas bendras svoris daiktų, tikrai kuprinė buvo lengvesnė. Prisitysiau malkų ir vėl bandysim užkurti laužą, vėl bus gaminamas maistas. Gaminsim cepelinus gamtoje. Nesu gaminęs apskritai net cepelinų niekada niekaip. Nes namuose per sunku atrodė, tai dabar tipo lengviau bus gal. Tai va. Dabar eisiu susirasti sausų dalykų. Bandysiu vis tiek su skeltu uždegti ugnį. Nors yra plūžęs, tokia rankena krenta šalin, bet vis tiek galbūt kažkas pavyks. Numatysim. Dar kartą ačiū visiems, kad žiūrit. Na ir ką, pradedam darbuotis turbūt. Kursim laužą ir kursim laužą. Kursim laužą. Dabar apstengsiuosi vis laik filmuoti biškį iš toliau, gal biškį gamtos parodyti. Va čia papasakot, kas čia yra. Aišku, kaip Švedijai normalu visur akmenis, daugiausiai akmenis. Man asmeniškai tai yra gal šiek tiek net fainiau, nes gali prieiti prie vandens be problemų. Ir žvejot gali bilenkur praktiškai. Ten salelė kažkokia, ten vėjo malūnas. Du netgi. Iš tikrųjų, kaip jie girdis, kad atrodo, kad autostrada prie pat būtų tai nežinau, ar girdis ar ne. Tiesa, nežinau, kaip mikrofonas su vėju reaguos, tikiuosi nebus labai daug trikdžių. Iš karto atsiprašau, jeigu bus. O vanduo kokio skaidrumo. Dėl to ir skaidrus, nes akmenis nėra dumblo tiek ir tiesiog kiaurai persišviečia. Čia visas mano kempingas, bet kokia tiesiog vietą, nuėjau į vieną, kur aš planavau, pasirodo, ten ko iškeliauti negalima, tai nes rezervatas kažkoks, tai jau į kitą vietą, kur mažesnis ežeras. Ir atrodo lyg ir viskas normaliai čia. Gerai, dabar yra daug sausų lapų, nes ruduo jau kaip ir. Bandom tą patį lūženą panaudoti. Reikėtų gal sutraikyti jos. Daryti tokius miltus. Ne, nedarykit taip. Geriau. Kaip taip lengvai užkuria, mačiau. Buvo priskutė, tai bandai uždegti. Manau, užteks to akmens. Jesus. Oh no. Beveik buvo. Eiktina, krenta iš to. Come on. Labai sunku, kai nėra rankenos normalios. Eik tu savo. Užsidegė. Tegul dega dabar. Dabar reikės vandens. Gal tų putuką mažiau būtų. Vis tiek gal kažkur kokie žmonės maudės. Oi. Kiek to vandens. Nebėga kol kas. Kaip čia veikia, kažin. Čia taip užspaudė. Kai jau nebenori vandens. 5 litrai. Gal reikia užspausti dabar. Čia pasisėmiau gerą kiekį vandenėlio. Užteks čia visam gyvenimui. Ne visam gyvenimui. Užteks visai.
Stop. Tiesiog va laikai viršai. Nebėga. Man reikia dabar į filtrelį pajungti. Va kaip čia veikia. Tai vien žodžiu, nusipirkau didesnį kuprinę, didesnį hamaką, vandeniui filtruotis, kad galėčiau iš pelkas gerti tiesiai ir nereikėtų virinti 2 dienas. Varau pasikabinsiu kažkur gal prie palapinaitės. Turiu butelį vandeniui butelį ir pripildysiu jį. Pasikabinau vienu žodžiu. Ir turėtų dabar... Tikrai labai greit bėga. Iškart atsigersiu. Šteks. Spaudžiam. Ir viskas. Čia pasikabinam. Bandom atsigert ežerėlio vandens. Ką žinau. Normaliai. O malkas sudegė. Bliūdus. Bulves skusti. Nepasėmiau skutuko. Taigi, mums prireiks druskos. Turbūt druska, pipirai, česnakai, grietinė, spirgučiai, faršas, bulvės, tarka. Reik porą bulvių įdėti, virti. Reik peilio. Šičia peilis. Reik nulupti bulvės dabar. Ta proga, kad jau pamiršau skutuką namuose. Oh my god. Kada aš čia nulupsiu taip. Vieną bulvę. Daug nedarysim. Kirvis. Taip, svogūnas. Taip, svogūną dar reikės. Žinoma. Turbūt dabar klausimas, kam aš tą laužą užsikūriau. Nežinau, gal dėl atmosferos. Tiek geresnė atmosfera, žinai. Kažkaip. Turbūt faršą reikia pasiruošti. Taip atrodo, kad biškį per daug mėsos gali būti. Kur šitokius išvirsiu? Kalupam likusias bulves ir tarkuojam turbūt. Paskui reikės išspausti kažkaip ten. Bulvių lupinas, organinės atlikos. Tai labai greit suyra, tai galim jaučiu ir gamtoj palikti. Šernams. Gal per daug tiek svogūno. Gal mažiau biškį. Kaip čia supjaustyti dabar. Nežinau, ką man ta lentelė. Jeigu viskas su nykščiu pjaustau į nykštį arba į krūtinę. Gerai, tarkim, užteks. Kai žinai, česnako reikės turbūt. Nežinau, įdės ir česnako. Vieną galvelą. Kų dar? Kiaušinio reikės dar. Wow, koks vėjas. Ui. Neperskite mano stalo, prašyčiau. Na. Kai žinai, čia druska. Na. Dar biškį. Na. Pipirai. Gal biškį nesimato mano faršą dabar. Kad aš išmoksiu normaliai filmuoti. Gerai, tai kūdą padaryti. Išmakaluoti reikėtų. Kiaušinio reikia, nepamiršta. Oh my god. Eik tu savo. Sudužo vienas kiaušinis ir išbėgo viskas į mano duoną. Dar panaudosime, kad dar yra kažko. Dar yra. Visada kažkas turi atsitikti. Vau, nemalonu. Oh no.
per daug kiaušinio buvo, ištižo viskas. Dar reik duonos įdraskyti, tipo, gal sutrauks. Pliava per daug bus, reikia išimti žuvim. Nes pasitenk neapversti stalo. Galbūt miltai visai nieko dabar. Kokias tas rankas dabar. Tai kad nesutraukia man. Eik savo, prisitrapščiau visur. Tarkim gerai. Perdėti reikia. Pliava rankas nusiplovau. Dabar iškart vėl. Kiek čia 10 cepelinų jaučiu padarai su tiek mėsos. Lapų prikrito. Kodėl aš nesusitarkavau namuose? Ne. Čia naga, eik savo įkrita į šakalius. Tai čia negalim pamesti. Eik savo. Nuplauname. Negalim savo leisti išmesti tiek bulvių. Čia pusė ant žemės man krenta. Eik savo. Nuplauname. Biškį nusitarkavau, bet nieko tokio. Tiek bet trūko, būčiau jau susitarkavęs. Nuplauname. Visi krumpliai kraujuoja. Tai išsaugom kiek įmanoma daugiau bulvės. Turėtų ištekti, aš manau. 2 cepelinus kokius pasidarysiu. Jonas of Sweden. Su šiukšliam. Nu ką padarysi? Su lapais, pagaliais. Nereiktas pagalius išimti. Šmirkščiam visur. Labai geras filtras. Ne, vat pagalių prikrito iš kažkur. Jaučiu, kad čia vienas cepelins man tai gautis. Nu kada čia užvirs? Daugiau gazo biškį. Nu nors vieną cepeliną, jeigu išsivirsiu, jau bus pergalė. Ir kaip neužverda. Padėsim čia biškį šitą tarikį. Gal reikia išimti iš maišelą. Pagalis išrinkti dar. Nu, bet iš esmės, ką laukiam dabar, kol pradės virti bulvės. Reikia man virtų bulvių, kad būtų kaip tikri cepelinai. Tai aš manau, kad bulvės jau išvirė. Galime imti lauk. Taip galvoju, panaudosiu tą patį vandenį virti cepelinui. Oi, sugriuvo bulvė. Kaip dabar iškraibyti man? Reikia padaryti košę iš jų ir sumiksuoti su to gabalu, jeigu gerai supranta. Greit sumaišom. O kaip sumaišyti? Kitos bulvės karštos. Sulūžo mano šakutė. Nesiseka. Ai, čia tas fiksuojasi. Ir, vėl. Nebus per daug. Išimti biškį. Valgyti. Per daug bulvių. Valgyti. Gaila mesti. Per daug bulvių. Nesukaupt formą. Vieną cepeliną padarysiu gal. Nežinau, iš tikrųjų net nesubandęs, tai gal ir net nei vieną neišėjęs. Reikia pilti tarkį, žinau. Krakmalo. Visas krakmalas apačioj liko. Kiek žinau, reikia krakmalo. Oh my god, kiek to krakmalo daug. Reiks imti rankas, padaryti formą, įdėti mėsos ir tikėtis geriausio. Nugarą jau skauda. Atrodo kaip košė man paprasta. Daug didelį cepeliną vieną išsivirsiu. Viskas. Kvepia tai kaip cepelinas. Jau iš karto. Šiokia spalva netokia, kai turėtų būti ne kaip košės spalva. Kai šėdavo iš kur čia tų šiukšlų. Nuo medžių krenta turbūt. Paimam mėsos kilogramą ir pabandom suformuoti kažką. Oh my god, per daug mėsos įdėjau. Cepelin. Oh my god. Lenda viskas netelpa. Čia tokį cepeliną suvalgius. Gal net pasisotinsiu. Bet mėsos tai 3 kilogramais per daug. Kažkai tilps į puodą. Tilps. Laukiam, kol iškils dabar. Pasidarysiu kotletą dar jaučiu. Apie 30 minučių turi virti dabar, jeigu nesugrius. O, kaip prilipo krakmolas. Va. Sustabdome. Kaipgi čia verda. Nu vis dar panašu į cepeliną. Nėra taip ir šit.
Geriau nejudinti šitą daiktą. Ką ir apvirsiu. Vat, apvirčiau. Nu, dar vartas kol kas dar nepavirto visiškai į košę. Taip, kol verda, galime pasikepinti spirgučius. Rankenos plasmasinės. Jeigu taip įdėsi, tai viskas išsilydys man čia. Galbūt čia kažkaip, kur nėra kaitros gal. Gal išgyvens tada. Gysiu jostą. Svoguniukų. Vienu žodžiu. Pila viskas gerai, sudegs, pridegs. Kažkur vanduo prapuolė. Atrodo toks, nežinau, biški apiręs, bet galbūt bus gerai viskas. Taip pat panaudosim faršą. Padariau 3 kotletus, beveik vienodo dydžio. Išsikepsim dar kotletiukų, nes šiek tiek per daug liko man. Saulytė leisis ten kažkur už miškų. Galvojau, kad ten, bet navigacija nelabai gera. Prikibo. Prisvilo tai yra. Oh man. Nu ką, kaip ir išvirė mūsų cepelinas. Tikiuosi, kad išvirė, nežinau. Tai pagalvoti, kaip jį iškrapštyti iš tenai dabar. Su šaukštu gal ir mentelę. Bet ne, jis sulūž per pusę, labai didelį, milžiniškas iš tikrųjų. Gal nupilsiu tą vandenį kažkur į krūmus. Neištižo, tai geras ženklas, kaip ir atrodo kaip cepelinas. Turbūt galim ir valgyti jau į grietinę. Tiesi daugiau. Nukainom prie vandens ir valgom. Tiesa, kotletą iškepė. Pamiršau druskos į vandenį įdėti. Cepelinas. Nugavas, ar cepelino skonis. Tai skanu. Pirgučiai labai sūrus, tai normaliai tas druskos, kad ir pamiršau į vandenį įdėti. Vanduo čia gali būti, gal prisieksiu. Naktį, nugaras skaudėt pradėjo. Turėjau tokią traumelę šią savaitę. Čia dar galim įsidėti nakčiai. Elektroniką prie savęs turbūt laikyti. Naktį, kada nieks neaplankytų. Pučiu norėjęs pažvejoti, bet čia gilis tik tais 0,5 metro. Vis akmenys išlindę. Ramu vėjas nurimo, pirmai buvo šaltoka, vaikai rėkauja aplink, kažkas netoliese irgi stovyklauja turbūt. Būtų fainai ten į salą persikraustyti. Latėn va. Kur šaltas vanduo ir galvos neprasiskelt. Dabar, nedaeisiu kitą akmenų. Labai negilu, bet kelnes aukščiau neužsitraukia. Bet šaltas vanduo. Nu, kaip čia pasakęs, viskas kaip ir faina. Tai Švedija, akmenis, taram, įlipi į vandenį, net vanduo nesusidumblė. Kažkoks žvyriukas ant dugno, per šaltas vanduo. Jau ruduo iš tikrųjų tiek saulės bėra. Šiandien tokia šiltesnė diena, 15 šilumos. Naktį tiesa bus arti 0, tai nežinau kaip išgyvensiu. Tikiuosi miegmaištis nepaves. Jeigu paves, tai buvo malonu su jumis pabendrauti. Kaip tie krumpliai nusitarkavo, kas čia buvo. Kažin, kad plovo prie pat savo gyvenamosios vietos visokius produktus nieko baisaus dėl to, ar kaip manot. Pamatysim turbūt naktį, ar
aplankys kažkas ar ne iš gyvūnėlių pasaulio. Oi, kokia graži gamta. Viskas dar žaliuoja, bet jau ruduo, greitai. O greit ruduo, koks gražus medis. Kai sako vaidutus, tai oi, kaip gražu. Nu, jau visai jau išaltų daros. Dar pastuksenk. Nu va, tylu ramu. Gražu vakare. Visiškai vėjas nurimo. Tikiuosi naktį irgi tai bus gerai. Išmiegosiu, gerai miegosiu. Dabar įsigijau tą hamaką. Tai tikiuosi bus geriau negu palapiniai, nes palapiniai iš esmės nežinau, kas buvo blogiau, turbūt bus tas pats ir čia, bet pamatysim, pagalvosim, pamatysim. Labai daug malkų ruošias, matyt, gyvens čia savaitę arba 2. Kaimynai čia, kaimynai iškeliautojai, kaip čia pasakyti. Vaikų 15, malkų 2 priekabas, kol prikapos. Nu taip ir gyvensim turbūt. Nugara. Oi, labai nugara suka. Nežinau, dabar viriau tos cepelinus, tai tikrai sunkus darbas. Nerekomenduoju gamtoje virti cepelinų, bet oh my god. Nu ką jau visai vakarėja. Užrūkyta tik betrūktų. Bet nerūkau jau 10 metų. Tai nerūkysim. Nu, einam miegoti, tada. Nugara jau visai apleidžia. Su kamuoju judesio. Mano nugarėlą. Nugarėlą labai skauda. Tikiuosi rytoj išlipsiu iš lovos. Dar iš hamako. Jaučiu, kad nelabai besimato, tai galbūt užsidegsim šviesą. Džizis, o ryškumo. Tai va, pasėmiau iš namų. O, mano nugara, labai atsiprašau, bet wow, kaip skauda. Termo rūbų biški. Nes galvoju, vis tiek naktį atšala iki ten. Atvėsta iki... Čia aerouostas kažkur netoli matyt. Kelnas termo. Tadu termo blizanas. Nugara. Biški mažuokė XL dydis. 6X. Viena koja ir antra koja. Labai gerai. Kelnas tai Čia ir mikrofonėlis nukrito. Radau, viskas gerai. Nu ką, bandau pirmą kartą gyvenime įlipti į lovą. Į hamaką. Kaip išlipti reikia su skaudančia nugarėlą. Šniūrelių nenutraukti. Jeigu ne lempa, beveik nereikėtų be išlipti. Bet reikės dar. Oi, neapsiverskim, tik virčias. Virčias, bet nedasivirčia. Oi, kaip gerai nugarai atsigult. Nu, kol kas jausmas tai tikrai geriau negu palapiniai. Kodėl aš seniau apie hamaką nepagalvojau? Tiesiog kaip lerva susiraičiau, tai rytoj kaip drugelis ir išskrisiu. Labanakt, bičiuliai, ačiū jums už viską. Labanakt, like, subscribe. Labas rytas. Dabar yra 8 valandos ryto, 7 laipsniai šilumos, apsiniaukę, galimai greit lits. Kavytę užplikome, laukiame ir turėsime skanios kavytės.
Gero rytelio skanios kavelės. Vandens kaip tik, palauk, pieno dar turiu. Turėtų būti gerai. Pienelis. Nesurūgelis dar. Dar ne. Nosis nušalo jau. Kokia graži kava. Šituos išsiplausime namuose. Nu kava. Geras rytelis, skani kavelė. Ir vaikai jau atsibudo kaiminystėje. Tie maišiukai labai geri. Įsidedi į puodelį ir jokių šiukšlių nebūna. Na kągi, pusryčiam bus kotletai vakarykščiai, kur išsikepiau. Duona su sūriu. Ir kiaušiniai dar verda. Bet pastebėjau, kad baiginės atmintis filmuoklyje. Nes prifilmavau nemažai. Tai noriu atsisveikinti su visais. Ir susitiksim kitam video, kur nors keliausim, gal nežinau. Like, subscribe. Ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad žiūrit. Ir iki. Eina savo. Pasiklydau. Internetas silpnas. Sakau, rasiu be mepo. Jau visai kitą pusę kažkur išlindau. Tai va, jau atgal. Liupau kažkokį kalną, sakau, tikrai ne čia jau, bet ačiū Dievui radau. Radau, kur palikau mašiną. Pavargau eiti.